mano mokytojas tremtinys Jonas Ilšonis. Kai 1941 metų birželio 14 dienos rytą skubėjau į Ąžuolpamūšio pradžios mokyklą atsiimti 4 skyrių baigimo pažymėjimą, pro atplėštas duris pamačiau išdraikytas knygas, susigūžusius bendraklasius ir raudančią jo sužadėtinę mokytoją Liuciją Kupinskaitę. Jonukas iš mažens troško mokytis. Baigęs pradinę mokyklą, sunkiai dirbdamas fizinį darbą Vilniuje, eksternu baigė 4 gimnazijos klases mokytojų ruošimo kursus. Už mokslą mokėjau uždirbtais pinigais. Paskirtas Ąžuolpamūšio pradžios mokyklos vedėjų, tapo Šviesulių aplinkinių kaimo gyventojams. Subūręs mokinius į jaunųjų ūkininkų draugiją ir jų tėvus mokino agronomijos pagrindų, aiškino sėjomainos būtinumą. Kasmet dviračiu apvažiuodavo ligonius, mokinių tėvus, patardavo teisiniais klausimais, duodavo iš savos bibliotekos knygų, kvietė prenumeruoti spaudą. Su jaunaisiais ūkininkais apsodino naujakurių sodybas liepomis ir ąžuolais, kurie tėvelių sodybą puošia ir šiandien. 15 metų tremties Buretijoje ir Altajaus krašte pakirto mokytojo sveikatą, bet dar 2 metus grįžęs dirbo mokytojų, globojama žmonos, kuri kaip sužadėtinė laukė jo 15 metų. Lankydama savo grįžusi mokytoją su skausmu žvelgiau į jo iškankintą, sudvasintą veidą. Negalėdamas dirbti, apsigyveno Biržuose, mirė 1961 metais. Auštant atgimimui, 89 birželio 14 jo mokinio Zenono Nistelio ir kitų bendraminčių buvo pastatytas koplytstulpis, vaizduojantis kalaviju atskirtą mokytoją nuo mokinio. Koplytstulpį pašventino Krinčino klebonas Sigitas Uždavinys, ąžuolo vainikais apsupo mokiniai, buvo giedama Lietuvos tautinė giesmė, skambėjo patriotinės dainos. Prisiminimais pasidalijo buvo mokiniai, susirinkę iš tolimų kampelių. Buvo aplankytas jo kapas Biržuose. Po 70 metų, 211, čia buvo organizuota atminimo šventė viso Pasvalio rajono tremtį iškentusių mokytojų atminimui. Kiekvieną vasarą lankau senąją mokyklą ir priglūstu prie koplytstulpio. Šis paminklas tai priminimas tauriausių lietuvių ir perdavusių laisvės dvasią ainiams.